Anasi, dar vienas tolimas metimas palieka Olympiakos klubui 4 taškų pranašumą. Na, atrodo, kad kontroliuoja įvykius aikštėje prie Olympiakos, bet Žalgiris tokiais metimais iš tolimos distancijos vejasi šeimininkus. Taip, ir labai svarbu, kad Kavano dar pataiko tritaškį. Vėlgi dabar matom, kad yra tų žaidėjų, kurie tikrai galintys pataikyti ir tai yra svarbu, kai išnaudoti. Lorenzakis atrodo liečia jo mestą kamuolį Tomas Dimša. Antrasis bandymas, taškai krepšyje. Gaila vėl tokias situacijas, bet sakau, pratęsiu mintį, tikrai labai svarbu dabar, kad Žalgirį kiek galima daugiau, ypač gale rungtynių būtų tie žaidėjai, kurie tikrai galintys mesti ir kiek galima mažiau tų rizikų būtų iš Olympiakos pusės. Brazdeikis sustoja po driblingo, nėra kaip paaštrinti puolimo. Tomas Dimša kyla prie jo Kevariusas Heizas. Heizas prie žemesnį varžovo atakavo, susikūrė, aišku, gerą progą metimui, negalėjo ten uždengti Heizo šūvio Lorenzakis, bet taškų nėra. Galbūt kažkiek pritrūko agresyvumo iš Heizo pusės. Jeigu man reikėtų rizikuoti, aš tikrai rizikuočiau geriau už Heizo tokio artimo vidutinio nuotolio, negu galbūt leisčiau mesti tolimą metimą. Ir vėl 2+1. Saša Vezenkovas gavo laisvą koridorių, pasitikrino, kiek platus pakilimo takas, prieš tai pašokdinės Tylerį Kevaną ir viskas. Jo, čia galima irgi kaltinti Kavano, bet kita vertus, na, jeigu tu turi Sašą Vezenkovą ir jisai padaro tai judesi, aišku, tu reaguoji, bet man kažkaip tai trūksta būtent pirmos linijos stabdymo iš kai kurių Kauno Žalgirio pozicijų gynėjų būtent. Tai va dabar irgi Saša prasiveržė ir būtent ta pagalba buvo per daug giliai. Na, su tokia statistika ir dar Olympiakos iškovojus pergalę, Saša Vezenkovas labai nesunkiai gali nuraškyti geriausio turo žaidėjo apdovanojimą. 35 naudingumo balai. Žalgiris dar vilčių pergalę iškovoti neprarado, bet tokiais epizodais tas viltis naikina. Makisikas greitajame puolime +11 prie Olympiakos. Atrodo, dar prieš kelias akimirkas buvo -4, dabar -11. Taip, vėlgi, na, atrodo lygiai paprastas žaidimas. Tu nepataikai, praleidai kažkur vieną žaidėją. Matom, kad Dimša atrodo tikrai davė labai gerą bloką. Liko ten 3-4 sekundės, kažkur nesusikaupimas. Atrodo, kad žaidėjai nesusitarė, kas paims Lorenzakį, kuris pasiėmė puolime kamuolį. Ir vėlgi, na, toksai likę 3 sekundės, na, geresnės koncentracijos norėtųsi. Būtent tokiais momentais, kai tau kiekvienas atkovotas kamuolys, kiekvienas galų gale tas metimas yra labai labai svarbus. Matėm, kad tos smulkios detalės labai yra svarbu dabartiniam krepšiniui. Kazio pertraukėlė, paklausome. Now we go shoulder for Ule. So Iggy, you now Roland, you screen him. Yeah. And then he gets the ball. If they switch, go out. You see, as soon as he gets the ball, come up higher, fall out, play into the middle, pass, finish. Let's go. Kazio Maksvyčio nurodymai, kaip reikėtų Žalgiriui organizuoti puolimą po minutės pertraukėlės. Na, akivaizdu, kad koncentracijos klaidos gynyboje, laiku neateinančios pagalbos arba suklydimai ties, kaip ir minėjai, Tomai, ta pirmąja gynybos linija dabar labiausiai ir žudo Kauno Žalgirį. Olympiakos organizuoja žaibišką spurtą 7-0. Žaibiška, ne tas žodis, kokį žaibišką, kadangi dar atrodė prieš minutę pusantros. Žalgiris turėjo viską savo rankos ir galėjo kabintis iš šias rungtynes. Dabar situacija vėl slysta iš rankų. Brazdeikis. Vėlgi bandymas centruoti Ulanovui, bet tikrai vėlgi puikiai Sašos Vezenkovos gynyba. Kinanas Evansas čia, Kinanas Evansas prabyla. Taip, reikia be abejo individualių žaidėjų. Būtent dabar, kai lieka 3 minutės, labai svarbu yra būtent individualų žaidėjų pasirodymai ir reikia, kad imtis tokie žaidėjai kaip Kinanas Evansas ar Ignas Brazdeikis tikrai imtųsi iniciatyvos ir dabar matėm, kad tai puikiai padarė Kinanas. Visas Žalgirio penketas praktiškai gali draskyti varžovų gynybą ir Arnas Butkevičius, matėme jo potencialą Tel Avive ir tas pats Edgaras Ulanovas ir Ignas Brazdeikis dar yra aikštėje, kaip ir Kinanas Evansas. Šmitas iš toli užsitaiso latvišką patranką, bet pabūklas neužpuola varžovų krepšio. Čia netyčia Vezenkovas ten atliko smūgį. Man vėl norėjosi Kinaną Evanso kažkiek tai daugiau imtis iniciatyvos iš jo pusės. Kazys Maksvytis apeliuoja tai, jog nebuvo skirta pražanga Vezenkovui už tą smūgį Arnui Butkevičiui. Ir kaip ir girdėjote teisėją, techninė pražanga Kaziui Maksvyčiui už tai, jog buvo pernelyg toli išėjęs protestuodamas dėl to epizodo.
Na, labai taip toks įdomus epizodas, ar labai jau dažnai yra vis tiek pas tos trenerius tos linijos, kur dažnai kartais baigėsi netgi ties coleliu ir natūraliai tu kiekvieną kartą išeini iš tos linijos, nes tikrai yra pakankamai, jinai nėra jinai labai jau taip toli, bet kita vertus, na, toks įdomus labai sprendimas, ypač tokie momentai duotų techninę pražangą. Taip, Kazys stojo mūrų už savo auklėtinį dabar, už tą epizodą. Prieš Arną Butkevičių, kai teisėjų švilpukai tylėjo, čia Teisy grįžta ant parketo. Kita vertus taip, buvo kaip ir kažkiek tai greito puolimo stabdymas, nes Arnas šiek vėlavo ir aišku, kartais tą techninę pražangą dar labiau mobilizuoja ir užveda komandą. Tikėkime, kad galbūt taip ir bus su Kauno Žalgiriu. Taip, dar laiko yra. 125 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Šakilas Makisikas, perdavimas Mustafa Falui. Čia pažįsta 3 sekundžių taisyklę. Taip, vėlgi 2 minutės ir 9 taškai. Na, aišku, dar Žalgiris tikrai žaidime, dar aišku reikia užbaigti, bet manau daugiau energijos ir galbūt kažkiek trumpesnių atakų reikėtų už Kauno Žalgiriečių. Beje, šiandien Žalgiris yra realizavęs 11 tritaškių iš 26. Perdavimas Ignui Brazdeikiui, šis aukšta trajektorija, gaila. Labai reikėjo šio dvitaškio Žalgiriui. Galbūt reikėjo daugiau, vis tiek, kai visi veržė tuomet į dešinę ranką, dar ekstra perdavimo ant perimetro, lab, kad dabar pakiškai yra visi žaidėjai, kurie galintys mesti. Tai vat, būtent tos įsiveržimas ir numetimas ant tritaškio, lab, kad dabar faktas, kad labai reikia tų tritaškių metimų. Atsikrato laiku kamuoliu Šakilas Makisikas, atrodė jau prarado visiškai atakos kontrolę. Janulis Larenzakis skėčia rankas kaip sparnus į šonus, taip jau lyg ir švęsdamas pergalę. Na, dar pažiūrėsim. Šmitui greitai atakuoti iš toli nepavyksta. Kinanas Evansas užstringa Žalgiris. Tyleris Kevana medžioja savo 5 tritaškį šiandien. Nėra taškų ir kamuolys be pražangos iš Šmito rankų išmuštas. Na, gaila tokiose situacijose, aišku, kad reikia pataikyti, vėlgi nepataikyti, tu pataikai priešininkas čia ir galima sakyti, kad na, kartais va, tokiuose epizoduose tu, kaip sakant, kaip treneris gali galvoti įvairius derinius, bet čia jau sprendžia žaidėjų meistriškumas ir patirtis galų gale Eurolygos kontekste. Kostas Lukas yra žmogus toliau provokuojantis pražangą šiame ketvirtyje. 7 pražangos buvo išprovokuotas iki šio epizodo, dabar yra 8. Na, Larenzakis pataikė 4 tritaškius į Barcelonos pusę, Barcelonos krepšį ir dabar matom, kad galima sakyti, kad jo tritaškis ir rungtynėse su Žalgiriu uždarė rungtynės, nes na, jau vis dėlto dar 9 taškai, jeigu būtų nepataikęs, gal kažkiek turėjom šansų, dabar jau praktiškai na, to šansų tikrai nebėra. Larenzakis sąskaitoje 13 taškų, Kostas Lukas išprovokavęs 8 pražangas, sumetęs iki šio momento beveik visas baudas, yra tarp rezultatyviausių rungtynėse. Kinanas Evansas iš toli ryžtasi metimui, jį atlieka, pataiko 3 savo tritaškį, pelno 12 tašką. Kinanas Evansas palieka 10 taškų skirtumą, 76-86. Na, kažkiek įsimetė Kinanas po tokios labai blankios pirmos rungtynių pusės, kai žaidė tik 7 minutės ir metė tik vieną metimą. Matėm, kad daugiau įsimetė metimo, bet vis dėlto, na, man sakyčiau, kaip lyderių galėjo daugiau imtis iniciatyvos kartais, na, galbūt ir daugiau savanaudiškiau žaisti būtent puolime. Čia Makisikas aštrina greitajame puolime ataką per Rolandą Šmitą, pelno taškus. Na, Žalgiriui matyt per šią adatos skylutę išlysti jau nebepavyks, bet norisi, kad komanda sukovotų iki galo. Brazdeikis po krepšiu, nebeprasižengia Džoelis Bolombojus ir Olimpiakos matyt jau supranta, kad visi taškai sudėlioti. 21 Igno Brazdeikio taškas, aišku, yra nauja medžiaga kalbėti apie ateities kovas, bet lieka tos pačios problemos, aišku, komandinės gynybos taisyklės ir jų laikymasis. Taip, be abejo, na, aišku, sakant, norisi, kad Ignas tobulėtų tiek puolime, tiek gynyboje ir tobulėtų kiek galima greičiau, bet vėlgi, na, suprantat, kad na, viskas taip nesidaro labai greitai, kaip mums galbūt norėtųsi ar kaip taip gali pasirodyti sėdint prie komentatorius kabinoje ar galų gale prie televizoriaus ekranų. Tai aišku faktas, kad na, tikrai nedaro tą specialiai, bet bent jau galima iš pozityvios pusės pasidžiaugti Igno Brazdeikio tikrai tokių pozityvių žaidimo puolime ir aišku jo tas agresyvumas, jo pataikyti metimą tikrai šiandieną matėm, kad Ignas buvo vienas naudingiausių komandų žaidėjų. Taip, tik antros karjeros rungtynės Eurolygoje, bet šiandien puolime Ignas Brazdeikis buvo vienas ryškiausių rungtynių žaidėjų. Paskutinės atakos, Kinanas Evansas žaidžia iki galo, taškai krepšyje, Kauno Žalgiris
pralaimi šias rungtynes 80-90. Žalgiriečiai pralaimėjo antrąjį rungtynių kėlinį dviženklių skirtumų. Visoje antroje mačo dalyje kovojo taškas į tašką su Olympiakos. Taip, na, aišku, galbūt trūko keletą tokių smulkių detalių, kad galbūt perimti, ne tai, kad perimti iniciatyvą, bet išlyginti rezultatą. Matėm, kad buvo netgi 4 taškai, bet, na, būtent po tos spurto iki 4 taškų sekė Olympiakos spurtas 7-0 ir matom, kad, na, tos galbūt klaidos, smulkių detalių neišpildymas ir, aišku, nesusitvarkymas su priekinės linijos žaidėjais, tai Mustafa Falų ir Saša Rizenkovo vis dėlto kainavo, kad, na, prieš tokią komandą kaip Olympiakos, na, turi vis dėlto sužaisti gynyboje tikrai geriau. Ačiū tau, Tomai, mes keliamės į studiją Eurolygą per LRT, likite kartu su šia transliacija. Na, o Žalgiriui belieka palinkėti sėkmingos kitos savaitės, apie tai dar trumpai pakalbėsime studijoje, taigi niekur nepabėkite.